spalio bus kelinta, 7 diena. 7 diena, Gaublio klubo posėdis. Yra keletą pasiūlymų. Kęstutis siūlė padaryti diskusiją temą, kokią man įspūdingiausia arba gražiausia knyga, kurią aš perskaičiau ir galiu kalbėti. Galiu siūlyti ir kitokią temą. Padarykim laisvos temos diskusiją. Gali kalbėti apie knygą, gali kalbėti apie kiną, gali kalbėti apie geriausią moterį, apie geriausią vyrą, apie geriausią įvykį, kuris buvo gyvenime. Savo prisiminimus, galima tokią daryti. Galima kitokias temas, kokias taip. Lydija siūlo, kur ta mano Lydija pabėgo? Lydija siūlo, kadangi ruošiamės, arba kadangi spalio 15 dieną sukanka Kazlausko mirties gimimo metinės, atsiprašau, gimimo metinės. Ruošiamės paminėti jį, bet dėja nėra tokios galimybės. Pongonytė reikalauja 1000 eurų, kad galėtum pažiūrėti pusę valandos arba 40 minučių įrašą. Taip yra, ką padarysim. Kadangi sakė, mes neturim tokių pinigų, jinai sako, nu tai duoti 200 eurų ir diskelių negausit, tik tai pažiūrėsit kažkur tai 15-20 minučių. Nu kas iš mūsų mokės 200 eurų, kad galėtum pažiūrėti 15-20 minučių? Ne. Tai aš nežinau, ar mes sugebėsim pasiruošti spalio 15 dienai Kazlausko minėjimui. Nu kol kas neišeina. Nematau. Nematau. Taip. Tai ar galim daryti spalio 7 laisvos diskusijos temą? Tinka. Ir kas ką nori, tą kalbą prisimena taip toliau. O gal iš to, kada žmonės iškels problemas kažkokias, tai iš to padarysim būsimas diskusijas tų temų. Valandą kada? 17 valandą. 17 čia. Čia. Nu, ne čia, o ten. Užuomos sieną. Taip, ir dar šitą, čia yra šeštadienį, sekmadienį, kas yra? Penktadienis. 17 valandą. Tinka? Taip. Kur vanda? Vandulė. Laisvos diskusijos tema. Laisvos diskusijos tema. Arba laisvos, atsiprašau, laisvos temos diskusija. Diskusija laisva tema. Jeigu būna taip. Diskusija laisva tema.